Graikijos istorijos pradžią daugelis laiko nuo įgijus civilizacijos klestėjimo Kretoje ir Balkanų pusiasalyje 2000 metai prieš mūsų erą. Ji taip pat davė pagrindą kitų valstybių civilizacijų vystymuisi. Tačiau žiūrint daug anksčiau, šiose žemėse, kaip ir daugelį, jų buvo paplitusios dvi į žmonės panašios rūšės. Tai yra mūsų protėviai Homo sapiens ir neandertaliečiai, kurie dažnai kovojo vienas prieš kitus. Ir praėjus kuriam laikui visi žinoma, kas iš jų laimėjo. Tad taip Homo sapiens įsigalėjo ir Graikijoje. Kaip pavyzdys buvo atrastas Franšti urvas, kuriame jau žmonių protėviai gyveno nuo 20 000 metų prieš Kristų. Urve gyveno medžiotojai, aptikta laukinio asilo, stumbro, šerno, tauriojo elnio, kalnų ožio kaulų. Taip pat jie žvejojo ir rinko maistą. Manoma, nuo apie 12 000 metų prieš Kristų vartoti laukiniai lęšiai, veikiai pistacijos, migdolai, o nuo apie 11 500 metų prieš Kristų avižos ir miežiai. Mezolito laikotarpiu padėjo augalinio maisto laukinių, pistacijų, migdolų, kriaušių, žirnių, miežių ir avižų reikšmė. Nuo apie 8000 metų prieš Kristų jūrai apsėmus gretimas teritorijas imta vartoti jūrų fauną. Įrankius gamino daugiausiai iš obsidiano, išplito mikrolitai, pradėta naudoti akmeninius trintuvus. Įdomu tai, kad obsidianas įrankiams atgabentas iš salos esančios už 100 km. Tad tai rodo, kad jie buvo neblogi jūreiviai ir jau plaukiojo laiveliais. Tad 7-ame tūkstantmetyje prieš mūsų erą Graikijos teritorijoje gyveno ne tik piemenys ir žemdirbiai auginę vynuogės ir alyvas, bet ir jūreiviai žvejai. Ankstyvajame neolite pradėta auginti naminius gyvūnus, tokios kaip avis, ožkas ir dvigrūdžius kviečius, dvieilius miežius ir lęšius. Žmonės jau mainė prekes tarpusavyje, aktyviai plaukiojo jūrose. Jungėsi didesnes gentis, sudarė sąjungos. Ir apie 3000 metų prieš mūsų erą pradėjo kurtis vadinama Egėjo civilizacija, kurios pavadinimas kilo būtent nuo šalia esančios Egėjo jūros. Pirmieji Graikijos gyventojai kartais vadinami Pelasgais. Į Balkanų regioną iš šiaurės atsikėlusi indoeuropiečiams, tarp jų yra Achajai, šiame ir 2 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Paplinta metalo naudojimas, išrandamas naujas žemdirbystės ir navigacijos technologijas. Indoeuropiečiams priskiriami žmonės atvyko su savo kalba ir paprašė įsitvirtinti gyvenvietėse. Tyrinėtojai įvardina 3 didesnės to laikmečio gyvavusias valstybės. Mino civilizacija, kuri buvo įsikūrusi Kretos saloje, klestėjo maždaug 2700–1450 metais prieš mūsų erą. Terminą Minas sukūrė britų archeologas seras Artūras Evansas, remdamasis mitiniu karaliumi Minu, siejama su labirintu. Įmanoma, nors neįrodyta, kad Minas iš tikrųjų buvo minojiečių valdovo titulas. Mino rūmai yra geriausiai žinomas pastatų tipas iš atkasamų saloje. Rūmai buvo su daugybė kambarių, vidiniais ir išoriniais laiptais, visos šuliniais, masyviom kolonom, sandėliais ir kiemais. Minos civilizacija jau turėjo ir savo raštą. Įdomu tai, kad Kretos gyventojai nebuvo pastatę nei vienos tvirtovės. Tai rodo, kad jie nekariavo su kitais ir gyveno pakankamai taikiai. To pasakoje užsiėmė laivybą, prekybą su kitomis šalimis. Yra duomenų, kad prekiavo ir su egiptiečiais. Jie yra vaizduojami egiptiečių piešiniuose. Deja, visus civilizacijos vystymo planus bei gyvenimą sugadino įvykusi nelaimė. Vėlyvajame Mino laikotarpyje įvyko Teros ugnikalnių nusiveržimas Santorinio saloje. Tiksli data nežinoma. Manoma, kad jis sukėlė greitą civilizacijos žlugimą. Tačiau vykstant kasinėjimus buvo rasta duomenų, kad jau po 100 metų buvo vykdoma žmogaus veikla. Greičiausiai po daugelio metų čia atsikraustė žmonės iš žemynų. Tad taip palaipsniui išplito Mikėnų civilizacija. Mikėnų kultūra klestėjo 1450–1100 metais prieš mūsų erą. Nemažą įtaką Mikėnų civilizacijai padarė prieš tai buvusi Mino civilizacija. Kurį laiką jos ėjo viena šalia kitos ir tarpusavėje bendradarbiavo. O įvykus jo įvardytai nelaimiai, viskas dalinai persikėlė iš Kretos salos į žemyną. Jie prekiavo su daugeliu valstybių, kurių keliai pasiekė Europą, Afriką bei pasiekė Kaukazą. Puikiai vystėsi kultūra bei raštas. Tampriai bendradarbiavo su egiptiečiais. Mikėnai ne tik užvaldė Kretą, bet ir pagal legendą 2 kart nugalėjo Troją, stiprų miestą valstybę, kuri varžėsi su Mikėnais. Tačiau Trojos ir Trojos karo egzistavimas kol kas neįrodytas. Laikas linko ir apie 1050 metus prieš mūsų erą prasidėjo senovės Graikijos tamsieji amžiai. Tyrinėtojai iki šiol negali suprasti, kodėl taip nutiko.
Spėjama, kad nuosmukį sukėlė Dorėnų invazija, nors dabar jau daug archeologinių istorikų abejoja, ar tokia invazija galėjo įvykti. Kita teorija, kad Mikėnų civilizacija 1200 metais prieš mūsų erą sunaikino įsiveržęs ugnikalnis. Viskas žlugo. Mikėnų kultūros rūmai sugriauti ar apleisti. Paplito neraštingumas, tų laikų Graikijai buvo mažiau gyvenviečių ir jos buvo mažesnės. Galima įtarti badą ir nutrūkusią užsienio prekybą. Ir tik 8 amžiuje prieš mūsų erą atsirado atgimimo ženklų, kai gyventojams daugėjant sustiprėjo graikų miestai ir prasidėjo kelius šimtmečius trukusi ekspansija į kaimyninės teritorijas. Atsirado senovės Graikijos civilizacija, kurią labai gerai žinom iki šiol. Tamsiųjų laikų pabaiga simboliškai laikoma pirmoji olimpiada 776 metais prieš mūsų erą, suorganizuota graikų mitologijos dievų valdovo Dzeuso garbei. Tad vyko olimpiada, kitos sporto žaidynės, atsirado demokratija. Šiuo laikotarpiu reikėtų vertinti tai, kad senovės Graikijos civilizacija sudarė atskiri poliai, kurių gyvenimas, valdymas kai kada ženkliai skiriasi vieni nuo kitų. 6 amžiaus prieš mūsų erą pradžioje Graikijoje pradėjo dominuoti keli didieji miestai – Sparta, Atėnai, Korintas ir Tėbai. Kaip pavyzdys, Atėnai, kurie mėgo linksmintis, organizavo žaidynės ir šiaip į viską žvelgė paprasčiau, bei turėjo demokratinę valdymo sistemą, ir Spartos polis, kurio visuomenės pagrindas buvo paremtas kariniu mokymo pagrindu. Turėjo karinį aristokratinį, tai yra oligarchinį valdymą ir buvo ekonomiškai atsilikusi agrarinė šalis. Gyventojų daugėjo tokiais tempais, kad ariama žemė negalėjo jų visų išmaitinti. Nuo 750 metų prieš mūsų erą Graikai pradėjo 250 metų trukusią ekspansiją, kurdami kolonijas visomis kryptimis. Pirmiausia buvo kolonizuotas Mažosios Azijos krantas palei Egėjo jūrą. Po to sekė Kipras ir Trakijos krantai, Marmuro jūra ir pietinis Juodosios jūros krantas. Ilgainiui šiaurės rytuose graikai įsikūrė dabartinės Ukrainos ir Rusijos teritorijose. Vakaruose buvo apgyvendinti Ilirijos, Sicilijos ir Italijos krantai, o po jų Prancūzijos pietinė dalis, Korsika ir net šiaurės rytų Ispanija. Graikų kolonijos buvo įkurtos Egipte ir Libijoje. Šiandienos Sirakūzai, Marselis, Stambulas ir Neapolis iš pradžių buvo graikų kolonijomis. Nors tarpusavėje jie irgi nemažai kapodavosi, tarkim Atėnai ir Sparta pradėjo varžybas, kurios truko kelis šimtmečius. Tačiau jie iškildavo grėsmė iš išorinių priešų, jie vieningai susivienydavo. Kaip pavyzdys, karas su persais, ko pasakoje mes žinome tokį kūrinį kaip 300 spartiečių. Nors realiai jų buvo keli tūkstančiai ir šį būrį sudarė kariai ne tik iš Spartos. Tačiau kiekviena pradžia turi ir pabaigą. Išaugus vidiniam kovom tarp Spartos ir Atėnų, visa senovės Graikijos civilizacija pradėjo po truputį byrėti. Tad kilo Peloponeso karas, įvykęs 431 metais tarp Atėnų imperijos ir Peloponeso lygos, kuriai vadovavo Sparta. Karas pakeitė senovės Graikijos pasaulį. Prieš karą buvo galingiausio Graikijos miesto Atėnai, prarado visą galią ir buvo beveik pavergti, o Sparta tapo stipriausia valstybė. Žala ekonomikai buvo juntama visoje Graikijoje. Peloponese paplito skurdas, Atėnai buvo visiškai nusiaubti ir niekada neatgavo prieš karinio klestėjimo. Karas sukėlė pasikeitimus visuomenėje, demokratiški Atėnai ir aristokratiška Sparta rėmė jiems palankės politinės frakcijas visoje Graikijoje. Tad pilietinis karas tapo įprastu reiškiniu graikų pasaulyje. Tad visa Graikija, buvusi galinga ir vieninga, nusilpo ir buvo užkariauta Aleksandro Makedoniečio 4 amžiuje prieš mūsų erą. Šioje vietoje reikėtų suprasti, kad makedonietis irgi buvo graikas, o Makedonija buvo viena iš Graikijos karalysčių. Ir ji daugiau panaši ne kaip užkariavimą, o kaip suvienijimą ar revoliuciją. Aleksandras išplėtė savo tėvo sukurtą karalystę, užkariaudamas Persiją, įskaitant Anatoliją, Siriją, Finikiją, Egiptą, Baktriją, Mesopotamiją. Tad Graikija pasiekė savo galybę, dėja, o gal ir gerai, po jo mirties imperija subyrėjo. Prasidėjo vidinės kovos, kai tuo tarpu pradėjo stiprėti kaimynai, gerai mums žinoma Romos imperija, su kuria teko pasikapoti, o 171 metais prieš mūsų erą Roma paskelbė Makedonijai dar vieną karą. Ir 168 metais prieš mūsų erą Makedonija buvo nugalėta. Ir prasidėjo naujas Graikijos raidos etapas. Skirtingai nuo kitų tautų, romėnai nieko negriovė. Jie kaip tik žavėjosi graikų kultūra, stengėsi perimti viską, kas jų nuomonė atrodė priimtina ir geriausia, pradedant Respublikos dariniu ir net perimant kai kurios Graikijos dievus. Graikijos kalba tapo viena iš oficialių kalbų, net šios kalbos žinojimas tapo prestižiniu.
Žinoma, įvyko keltas bandymų sukilti, bet šiaip graikams gyventi valdant romėnams nebuvo jau taip prastai. Antrame amžiuje Atėnai tapo mokslo centru, buvo finansuojami mokslo centrai, siunčiami studentai į šį miestą mokytis. Jie žavėjusi Romos imperatoriai, Neronas net atleido ją nuo mokesčių ir suteikė autonomiją. Vėliau Graikija tapo ta šalimi, kuri davė pradžią pravoslavų tikėjimui, o po Romos imperijos skilimo ji tapo Romos imperijos rytinės Bizantijos dalimi ir priklausė jai apie 500 metų. Kritus Bizantijos imperijai, graikai, kaip sakoma, keliavo iš rankų į rankas. 1204 metais Konstantinopolį užėmė lotynų kryžiuočiai, įkūrė Lotynų imperiją, kuri gyveno 57 metus. Vėliau prasidėjo graikiams tamsieji amžiai, nes jie perėjo į turkų valdymo rankas. Nuo 1453 iki 1821 metų Graikų ortodoksų bažnyčia kaip tautinė religinė institucija padėjo pusiasalio graikams išsaugoti kalbą, papročius ir kultūrą valdant turkams. Krikščionys graikai gyvenę lygumose, valdant osmanams, patyrė įvairius sunkumus dėl savo religijos. Daugybė graikų apsimetinėjo musulmonais, kad išvengtų didelių mokesčių, bet palaikė slaptus santykius su graikų ortodoksų bažnyčia. Kadangi graikų mokymo sistema buvo aukštame lygyje, tai graikai užimdavo aukštas turko valstybinės pareigas. 1821 metais, kovo 25 dieną, graikai sukilo ir paskelbė nepriklausomybę, bet ją pasiekė tik 1829 metais. Po Balkanų karų 1912-1913 metais graikai atgavo Epyrą, Pietinę Makedoniją, Kretą ir Egėjo salas. Dabartinės Graikijos sienos nusistovėjo 1947 metais.